Sveiki visi, su jumis Oksana Serafim. Nepatikėsite, bet kiek sėdu filmuoti šitą medžiagą, vis kažkokie trukdžiai atsiranda, bet tikiuosi viskas bus gerai. Tai įdomi informacija bus teikiama šiandien ir įdomi situacija, bet tikiuosi, kad video išeis ir kad man pavyks nufilmuoti be jokių tokių stipresnių nuotykių ir kad galėsime aptarti gana įdomią temą susijusią su 25-aisiais. Ir taip, šiemet vyksta labai įdomus pokyčiai, šiek tiek užkabinsiu ir Žemės energijos pokyčius ir kalbėsiu apie globalesnius pokyčius, nes Žemės energijos jos keičiasi ir energijos aplink Žemę keičiasi daugmaž kas metus. Taip, yra tos vibracijos, kuriuose mes gyvename ir tai yra natūralus mums procesas ir plus dar įsijungia ir nauji etapai, periname ir globalūs perėjimai eina taip, tai apie juos irgi šiek tiek pakalbėsiu. Gerai, Žemės energijos. Metai bus gana įdomus, kiek pasižiūrėjau, aš čia turiu savo pasižymėjusi informaciją, kad kažko nepamirščiau. Ir kalbėsiu šiek tiek apie pasaulio šalis jūsų aplinkoje, jūsų namučiuose, nes ten užkabinsiu ir feng shui informaciją, šiek tiek galbūt ir astrologinę informaciją pateiksiu, ir numerologinę informaciją. Ir todėl reikės savo namučiuose pasižiūrėti, kur kokios zonos yra, kur yra šiaurė, kur yra pietus, kur rytai, kur vakarai. Taip, tai yra lengva padaryti, nes telefonuose dabar yra galimybė atsisiųsti ir programėlę tokią susijusią kaip kompasus, taip, pasižiūrėti, kur kas vyksta tuo pačiu metu. Galima ir tiesiogiai, gal kokius kompasus turite, tai tikrai galėsite pasinaudoti, kad orientuotumėtės, kuriuose zonose šiais metais geriau būtų netriukšmauti, nedaryti kažkokių tokių kardinalių kažkokių pokyčių, nes tos vietos bus tokios geriau ramybės zonoje jas palikti, nes ten daugiau bus tokios neigiamos energijos, taip, neigiamų vibracijų. Kaip tų vibracijų, kurios mums žmonėms yra ne visai mielos, taip, tai geriau jų nejudinti. O kai kuriuose zonose pas mus šiemet bus galima tikrai labai stipriai ir aktyviai reikštis, ten būti, dalyvauti ir mes tikrai pasisemsime ir pasinaudosime tomis energijomis, kurios bus maksimaliai mums teigiamos ir gerinsim savo gyvenimą. Ir netgi pagal tas vibracijas, netgi pasakysiu, kokie daugmaž bus bendrai metai, kad jūs tiesiog orientuotumėtės, ką šiemet daryti, ko nedaryti, kad jums būtų lengviau. Tai va, gerai, tai tada pradėkim. Namučių zonas, tai galėsite žiūrėti, pavyzdžiui, aš dabar savo studijoje, taip, ir galima kaip darbo patalpas bus peržiūrėti, tą informaciją, kurią teiksiu, galėsite taikyti ir darbo patalpoms, ir butui, ir kambariui, jeigu viename kambaryje ten gyvenate, maža kas taip, o kiti kambariai ten priklauso kitiem giminaičiams. Lygiai taip pat savo žemės sklypas arba savas namas, galėsite tiesiog orientuotis, kur kokios zonos yra tokios palankesnės, kurios yra nepalankesnės. Tai reikės su kompasu pasižymėti. Aš vardinsiu daugmaž tas zonas, gal kažkiek ir lėčiau kalbėsiu, kad galėtumėt pasižymėti, kad galėtumėt užsirašyti, jums bus patogiau ir netgi kai kur pasakysiu, kaip galime tas zonas apsaugoti, kad tiesiog paprasčiausiai nebūtų tų neigiamų vibracijų, neigiamų energijų sklydimo. Taip. Kągi, ne visai palanku šiais metais triukšmauti, leisti garsią muziką, ten daryti kažkokius remontus ir ypač ten tose vietose konfliktuoti ir bartis. Tai tokiose zonose kaip šiaurės rytai, šiaurės vakarai. Tiesiog, kad pavyzdžiui, kaip pas mane, čia yra rytinė pusė, čia yra pietinė pusė, taip, vakarai ir šiaurė, taip. Ir žinau, kad šitoje zonoje tarp šiaurės ir tarp rytų, ta zona, jinai pas mane šiemet bus tokia ramesnė, ten garsių kažkokių muzikų neleisiu ir taip toliau, tiesiog, kad ten būtų ramesnės vibracijos, taip, tiesiog, kad orientuotumėtės. Tai jūs patys irgi pagal savo namučius, tai šiaurės vakarai, tada centrinė dalis, pavyzdžiui, kambario centre, tai irgi būtų gerai, kad, nežinau, lempų nekabintumėte naujai, jeigu jie gali palaukti tie variantai kitų metų. Beje, energijos susijungia nuo
nepasakiau pačioje pradžioje, nuo šių metų, 25 metų sausio 29 ir tęsis tos vibracijos, energijos, tie tokie vat, energijų sklydimai iki 2026 metų vasario 16 dienos. Tai vat metus reikės šiek tiek pabūti tokiam harmoningiam šitose vietose. Taip ir šiaurės pusė, tai dar pakartosiu šiaurės rytai, šiaurės vakarai ir centrinė namučių dalis. Ką tai reiškia? Kaip pakartosiu, tose vietose geriausia netriukšmauti, nedaryti remontų, kažko nelaužyti, būgnų nestatom, nemušam ten, kas ten dar, jeigu yra galimybė kažkaip netgi darbo stalą, darbo zoną iš tos vietos šiek tiek patraukti, kad galėtumėte priiminėti tinkamus sprendimus, nes tose vietose priimami net ir sprendimai, jie gali būti ne visai teisingi. Taip? Kaip galima subalansuoti tas energijas? Aišku, kad būtų švaru tose vietose, kad būtų harmoninga, aplamai namučiuose naudinga, kad būtų švaru ir teigiamose vietose, teigiamose zonose ir neigiamose zonose, tai dėl to būtų puiku, jeigu namuose tikrai visuomet palaikytumėte švarą, kad nebūtų kažkokių senų, nereikalingų daiktų, nes jie simbolizuos senas užsistovėjusias problemas, senus užsistovėjusius konfliktus. Šten gali pradėti eiti ir iš tų problemų gali tiesiog vėl pakilti, sakysite, kas čia darosi, vėl tas pats per tą patį. Tai dėl to, tose zonose, ypač neigiamose zonose, tokiose sunkesnėse zonose, tai būtų gerai, kad energija būtų švaru, harmoninga, ramiai savėdinama. Pernelik tokios šviesos aktyvios nevertėtų uždegti, taip, ten kažkokių garsių muzikų geriau tada, jeigu koks magnetofonas, muzikinis centras iš tos vietos patraukti, taip. Ir ką tai reiškia? Kuo tai bus naudinga, kuo tai bus nenaudinga? Aš gal tada tą informaciją sujungsiu, sakydama apie tai, kokie bus aplamai metai, ko pasisaugot, ko ne, kad aš jums neatskirai vardinčiau kiekvieną zoną ir kokią neigiamą informaciją neša, bet tiesiog bendrai, kad jums būtų naudingiausia, nes kitaip aš labai užtruksiu su tą informaciją. Galite dar subalansuoti, ypač šiaurės vakarinėje dalyje, galima subalansuoti, tai uždegti kokias raudonas žvakes galite, kažką raudoną pastatyti, taip apsaugai, tiesiog subalansuoti tom energijom, nežinau, kokią raudoną užrašinę padėti, taip raudonos spalvos, nes ugnies energija balansuos, metalo ir ugnies energijos ten balansuos tas kitas neigiamas energijas, jas šiek tiek prilaikys ir mažiau sklis po namučius ir po ofisus. Taip, metalinė zona, metalinius kažkokius daiktus galite ten pastatyti, ar ten kokią, nežinau, metalinę vazelę, arba metalinį šviestuvą, galima būtų, ypač jeigu dar kažką raudono šalia padėtumėte, tada tos energijos bus subalansuotos. Toliau, kas dar yra naudinga, šiaurės pusėje, ir aš namuose tą padariau, labai naudinga, tai vandens ir druskos toks mišinys, aš tiesiog paėmiau puslitrinį, ten tiesiog stiklainiuką tokį patogų, pripiliau keletą gerų šaukštų druskos, pripiliau švaraus vandens, užsukau ir pastačiau ten pas mane virtuvės tą zoną gaunasi, kad ten toje vietoje vis tiek virtuvė, dirbam, neigiama energija, garinimas, virimas, peiliai, kad mažiau būtų kažkokių problemų, kad mažiau būtų kažkokių tokių įsipjovimų, tai tiesiog tą tokią stiklainiuką, bet čia šiaurės daliai tinka jinai, šiaurinėje pusėje. Tiesiog druska, vanduo, stiklainiuką ir pastačiau aukštai ant lentynos, kad būtų balansas. Kas norėsite, tiesiog galimas dar toks dalykas, aš pati asmeniškai tai darau, tai tiesiog jau kai valau ir tvarkau namučius, nes aš tą moku daryti, tai tiesiog aš užfiksuoju tam tikras energijas ir kad ir kokie būtų aplinkoje pokyčiai, kad jie automatiškai transformuotųsi į gyventojų harmoniją, pozityvą, gerovę, kad neigiamos energijos švelniai grįžtų atgal, taip ir būtų tiesiog švelniai neutralizuojamas. Galima tą padaryti, tai tie, kurie kažkada, nes po praeito video būrimo labai daug norinčių atsirado, kad namučius pavalyčiau, tai tiesiog priminkite tie, kurie kreipsitės, kad jums dar tas energijas irgi subalansuočiau, nes yra galimybė padaryti taip, kad ir kokie pokyčiai kas metus vyktų, namuose tada vyrautų harmonija ir balansas.
Tvarkoj. Kas dar? Teigiamas zonas. Tai vat, kaip sakiau, šiaurės dalyje galima pastatyti vandens, druskos tokį mišinuką, galite stiklainiukę, metalinių dangtelių užsukau, pastačiau ir ten tiesiog tegul stovi dirba. Bet kai tą mišinį darysite, tiesiog su tokia mintimi, kad balansui, harmonijai, komfortui ir kad visa tai, kas negatyvu, tiesiog neutralizuojasi ir tai, kas harmoninga, tiesiog, kad skleistųsi mūsų aplinkoje vardan mūsų šeimos arba vardan mano aukščiausiosios gerovės. Galite netgi ir su tokiamis mintimis padėti. Beje, rytinėje pusėje irgi, ne, meluoju, taip, ne rytinėje pusėje, centrinėje dalyje galima irgi vat kažką tokio gražaus, vat jeigu turite vėjo varpelius, taip, vėjo, vat ten tokie, vat yra šiaudeliai su 6 metaliniais tokiais, vat šiaudeliais, tokiais kaip vat vėjo, vat būtent tie varpeliai, taip, ypač galite centre, vat kažkur pakabinti, vat irgi harmonijai ir balansui. Ir tuo pačiu metu naudinga ir šiaurės rytinėje pusėje, irgi vat kažką tokio vat iš metaliniai varpeliai, metaliniai tokie vat gražus, kabantis kokie vat papuošimai, vat pas mane namuose irgi. Aš tiesiog pakabinau ten prie lango, ant užuolaidos, tai gražiai kaba krištoliniai ir metaliniai tokie vat papuošimai, jie tokie, vat žinot, kaip būna ant grandinėlius, tokie, pirkau kažkada ezoterinėje parduotuvėje, tokie vat kaip gražus, tokie harmoningi, tokie papuošimai su krištoliukais, ten saulės energijos, metalinės, ten visos kitos energijos, tokie vat kaip pakabukai, tokie vat ilgesni. Taip irgi galite kažką pakabinti gražaus, kad energijams kad subalansuotume tas energijas. Tvarkoj, šitą pasakiau. Toliau, teigiamas žemės vibracijos ir žemės energijų pokyčiai teigiami, kurie mums labai naudingi, ir tos zonos, kurios mums atneš šiais metais gerovę ir kuriuose naudinga daugiau būti. Tai pietvakariai, vakarai, pietryčiai, pietus, rytai. Tai vat visa pietinė pusė, taip. Ir vakarų zona. Tai va, ir plus rytinė pusė. Tai labai naudinga būti tose vietose, labai naudinga ten daugiau praleisti laiko. Turite galimybę darbo stalą, galite ten darbo stalą pasistatyti, nes, kaip sakiau, teigiamose zonose gausite daugiau teigiamų vibracijų ir jūsų sprendimai bus daugiau tinkamesni, taip, jie bus jums naudingesni. Galite tose vietose labiau uždegti daugiau šviestuvų, žvakes, gražią muziką, gražias melodijas, dažniau vėdinti. Beje, naudinga neigiamose zonose, jos nėra blogas, tiesiog, kur sakiau, tos šiek tiek tokios disharmoningos energijos, disharmoningos vibracijos. Labai naudinga ten statyti gėles, patarčiau, aš manau, kad kažkurį sekantį gal video padarysiu sekančią temą apie gėles, nes jos labai geros mūsų pagalbininkės, ypač moterims, jos yra labai naudingos. Tai va tose zonose, kur sakiau, šiek tiek tokios destruktyvios energijos, tai yra šiaurės rytai, šiaurės vakarai, centrinėje dalyje, šiaurinėje dalyje galima statyti gėles, nes jos labai mėgsta transformuoti, jų tokia ir paskirtis, transformuoti negatyvą į pozityvą. Tai va tose vietose galite dažniau gėles statyti, bet nenustebkite, jeigu jos dažniau greičiau ir vys. Tai ypač jeigu statysite, kad mūsų šeimos geroviai, mano geroviai, tai matysite, kad jos tiesiog, taip, ilgai neišstovės, bet bent jau kažkiek dar papildomai apsaugos jūsų namučius, nereikalingų vibracijų, kurios jums būtų diskomfortiškas. Taip, teigiamos, kaip minėjau, naudinga būti tose vietose, naudinga ten miegoti, valgyti, ilsėtis, priiminėti rimtesnius sprendimus, dirbti, pasistatyti stalo, kažkokią darbo zoną, kompiuteriai, filmai, kas mėgstate namuose, ten jogos kilimėlį pasitiesti, tose vietose irgi naudinga būtų.
kad ten sportu kažkokiu užsiimtumėte. Va tas zonas išnaudokite maksimaliai. Taip. Galite į tas zonas dėti ypač šių metų favoritę, nes ir iš astrologinės pusės irgi yra labai stipri šiais metais, tai pietvakarių pusė. Ir už ją atsako Venera, o Venera šiemet jinai pačiam aktyvume, gal girdėjote tokį dalyką, taip. Ir plus tai yra mūsų moteriška energija, taip, ir pietvakarinė pusė mūsų moteriška energija, jinai yra susijusi su moteriškumu, su mūsų, čia yra mūsų zona, pietvakarių pusė, mergaitės išnaudokite ją maksimaliai ir aplamai. Ir ypač šiame periode iki vasario 16 dienos. Taip, irgi labai naudinga ten kažką planuoti, kažką tiesiog jaukiai įsitaisius svajoti, skaityti, leisti laiką savo, taip. Tai va, toje vietoje būtų puiku, jeigu dar dėtumėte, kabintumėte koležus, ten statote, ten norų medžiai, tada labai naudinga ten yra tokie dalykai, kai žmonės daro koležus savo svajonių arba norų medžiai būna netgi, kad toje zonoje norus sąrašai dėl norų, ką norėtumėt pasiekti, ta zona jinai bus tikrai naudinga. Taip, ir kaip aktyvinti, kaip sakiau, žvakės, ypač pietvakarinėje pusėje, tai yra žemės energijos, kurias papildo ugnies stichija, tai tai, kas susiję su žvakėmis, raudonos spalvos žvakėmis, taip, akmenukai, krištaliniai dalykai, krištaliniai daiktai, visą tai, kas gamtiška iš molio pusė, bet geriausia, kad ten būtų poriniai dalykai, dar plus papildomai užkabinsime ir feng shui zoną, taip, kaip feng shui tai yra santykių zona, tai geriausia, kad ten būtų poriniai dalykai, tikrai nebijokit. Na, aišku, ten 2 gėlių gal nestatysite, nes mums žmonės tai irgi nelabai supras, kodėl 2 gėlytės stoja, taip, bet kokias 4, 6, 8, 10, taip, tai gėlės puokštė iš kokių 6, ypač labai naudinga iš 6 gėlių. Tenai tą puokštę statyti taip, ten šakelės kokias, jeigu kankorėžius dėsite, 2 kankorėžius toje vietoje, jeigu vazelės galite vieną didesnį, vieną mažesnį, jeigu žvakes galite vieną didesnį, vieną mažesnį pastatyti taip, tai tas zonas būtų naudinga aktyvinti, tuomet paimsite iš šių metų šitos srities maksimumą, ką galite. Tai toliau, jeigu, aš dar peržiūri tam tikras zonas, kad kažko nepamiršiu pasakyti. Ypač jeigu jums reikia šiais metais priimti labai stiprius sprendimus, ypač naudinga tuo metu sudarinėti planus pietinėje pusėje. Praeitais metais pietinė pusė buvo tokia viena iš sunkesnių. Ir geriau ten buvo labai stipriai neaktyvinti energijų, irgi tą pastebėjau, tą tikrai mačiau. Ir šiemet ta zona labai naudinga ir ypač jeigu norite sustiprinti savo autoritetą, jeigu norite kilti karjeros laiptais, jeigu turite kažkokių tokių rimtų darbų ir norite, kad jie neštų rezultatus, tai tokie sudėtingesni, tokie, sakyčiau, darbai, pavyzdžiui, ilgesni darbai, tai toje zonoje. Tenai sunkesni projektai, tai ten galite patogiai įsitaisyti toje zonoje. Irgi taip pat galima ir dirbant arba toje srityje, arba jeigu esate kažkur kitur, tai tiesiog, kadangi pas mane pietinė pusė, tai į tą pusę galima ir veidų dar atsisukti. Bet labiausiai tai yra tos zonos, kuriuose namučių ta dalis, taip, kuri susijusi su ta pasaulio šalimi. Taip, tai pietinė pusė labai naudinga šiais metais priiminėti kažkokius rimtesnius sprendimus. Pač jeigu jaučiate, kad norisi kilti karjeros laiptais. Taip, toliau. Gerai, tai tada aš tiesiog matot kaip, smulkiau aš dalinuosi su merginomis moteriškose ratose, kai mes tada ten irgi, aš iš viso jau ten smulkiai nagrinėjom visą tai. Ir pasitinkant 2025-uosius mes kalbėjome grupėse, taip, tai ten jau tokia jau gilesnė informacija teikiu. Viešai tai dabar būtų taip kažkaip tai labai išsitestumėm, nes mes ten visą dieną dirbam. Ir tikrai tą informaciją plačiai teikiu, tai kas norėsite, galėsite pas mane tikrai moteriškus ratus ateidinėti ir retrytus, tai ten labai tikrai
jau giliau, daug informatyviau tikrai suteikiu. Čia bendrus bruožus tiesiog nupasakosiu, nes labai stipriai neišsiplėsiu, nes tai yra ne paskaita, o tiesiog video tema, kurią aš jums šiek tiek pateiksiu. Taip, judam toliau. Šie metai. Kur būti atsargesniems ir kuo jie yra ypatingi. Čia dar kol kas apie žemės energijas kalbu ir žemės vibracijas. Taip, labai svarbu suprasti tokį dalyką, kad šie metai nelabai naudingi labai tokiam dideliem, brangiem pirkiniam, paskolų ėmimui, kažkokių rimtų, kažkokių pokyčių savo gyvenime, formavimai, ypač tai, kas susijęs su pinigais. Reikia labai rimtai galvoti, nes po to jausite, kad galite padaryti netinkamus sprendimus. Jokiais būdais nespontaniškai, kas susijęs su pinigais, su rimtais pirkiniais, su stipriamis investicijomis, ypač jeigu kažkas siūlo jums kažkur kažką giliau investuoti ir su tuo niekada nebuvote susiję, tai ir ypač ilgalaikiai investavimai, tai būtų gerai, kad keletą kartų peržiūrėtumėte tą informaciją, neskubėtumėte, nes galite tiesiog po to ateityje galvoti, ką man to reikėjo, arba aš ne tą tinkamą sprendimą paėmiau. Taip? Toliau, kas dar? Labai svarbu kelionėse būti atsargesniems ir atsargiau su įvairaus plauko pagalbininkais, žmonėmis, kurie siūlosi pagalbą, kurie sakys, mes to padėsim su žmonių pažadais, nes bus ir tokių, kurie tiesiog bandys gudrauti, tiesiog tokios energijos, taip tokios žmonių charakteristikos pasireiškia, aš turiu tą pasakyti. Ir tuo pačiu metu, jeigu tai bus ir sąžiningi geri žmonės, jūs matysite, kad jų pagalba man netiko, arba jie pažadėjo, bet nepadarė, nesigavo, neišėjo, aš tikėjausi, kad man padės, jie pasiūlė, tai sakau, su kitų žmonių pagalba šiais metais bus truputėlį sudėtingiau. Ir svarbiausia irgi patys tenkitės labai nežadėti, nes po to pajausite, kad pažadėjau, bet aš neturiu kada tą daryti. Arba iš tikrųjų per geras buvau, pažadėjau, per gera buvau, per greitai pažadėjau. Tai su pažadais kitiems irgi kaip pagalbos, kad galėsite kažkam padėti, irgi atsargiau, nes po to jausite, kad jūs tai vargina ir jūs negalite savo pažadų išpildyti. Tai šiemet bus labai daug tokių situacijų, kai kažkas kažkam kažką pažadėjo, bet rezultate nelabai ką padarė. Tai su tuo reikia atsargiau. Toliau, žmonės bus šiek tiek tingesni, jausis tokia ir apatija, kad nieko nesinori. Aš netgi dar priskirčiau prie to, kad gali sulėtėti medžiagų apykaita ir virškinimo procesai. Tai jeigu anksčiau jūs suvalgydavote tortą ir jisai jums kūno neėjo, tai turėkite omeny, kad šiemet gali eiti, nes šiek tiek gali sulėtėti virškinimas ir tuo pačiu gali būti tas tiesiog svorio prieaugimas, nes jausite, kad ir sportuoti tingiu, tas tingumas eis. Ir aplamai kažką daryti tingiu. Su tokiamis energijomis jūs turite žinoti, kad taip bus šiais metais. Taip. Tai nereiškia, kad mes tinginiavim, tai reiškia, kad suprantam, kad taip, tai yra tokios vibracijos ir aš kažką su tuo turiu daryti. Tai geriausia tada kažkokį grafiką nusistatyti ir pasakyti, kad gerai, nors kažkiek, bet pasportuosiu, nors kažkiek, bet padirbėsiu, jeigu tingisi dirbti, nors ten kažkokį smulkmeną, tai tada, kad jūs įsivažiuotumėte. Šiais metais reikės dėti vis dėlto daugiau pastangų, jeigu norėsite kažkokį tai proveržio, aktyvumą, nes gausis, kad žmonės bus, sakau, tokie ir pasyvesni, irgi jausite, ypač, kas turite savo kolektyvus, kuriems vadovaujat, matysite, kad žmonės tikrai šiek tiek labiau tingi ir reikia juos kažkaip judinti aktyviau, daug ką žada, mažai daro. Tai čia šitie mūsų tokie 25 metai. Toliau. Turit suprasti, kad reikės, kaip sakiau, mažiau pasitikėti kitais, daug ką norėsite padaryti, reikės daryti patiems. Reikės būti aktyvesniems ir kars nuo karto pačius save, kaip Münchhausenas, už plaukų ištempti. Bet tada jau tie, kurie tos proveržius padarys, tokie bus aktyvesni šiek tiek, tai jausite, kad netgi kokie rimtesni planai, kad labai daug visokių smulkmenų išlenda ir nenori, bet reikia kažką su jais daryti ir po to tik tai, žinot, kaip būna, praroviau, pramušiau, praėjau, tai tada bus tos galimybės. Ką padarysi, kaip yra, taip yra. Šiemet irgi svarbu, kaip sakiau, būti atsargesniems kelionėse,
gali būti daug žioplesnių vairuotojų aplinkoje, būkite atidesni, arba netgi gali būti tokių, kurie bandys karts nuo karto ir kelią užkirsti, tai kiti žmonės irgi gali būti nelabai atidūs. Ir šiemet daugam reikėtų pasisaugoti kojas, kad neužsigaut, kad nenusimušt, stebėkite merginas dėl aukštakulnių batelių, taip, kad jeigu jaučiate, kad slidu, gal geriau tada plokščiapadžius batukus dėkitės, kad tiesiog pasaugotumėte savo kojytes. Toliau, kas dar? Labai svarbu galvoti, ką kiti dar ir šneka. Nes bus visokio plauko žmonių, kurie, paprastai sakysiu, kabins makaronus. Tai žmonių informacija gali būti visiškai neteisinga, netikslinga, daug bus melo. Beje, aš labai stebiuosi, kad aplinkoje yra labai madinga pateikti save tokiais, kokie žmonės iš tikrųjų nėra. Tai labai dažnai užsiima blogeriai, ten visokie filtrai ir taip toliau ir taip toliau. Tai bet šiais metais tai dar gali dar labiau suaktyvėti, ypač tai, kas susiję su darbinė zona, su darbu, su reikalais. Taip, daug kas gali meluoti, daug kas gali gudrauti, daug kas gali save pateikti kitaip, negu kokie yra iš tikrųjų. Tai šitą irgi reikėtų atsargiai. Taip pat irgi atsargiau reikėtų šiemet su aštriais įrankiais. Kaip minėjau, pas mane, pavyzdžiui, pas mus namučiuose šiaurinėje dalyje yra virtuvė, kur yra peiliai ir visi aštrus dalykai. Tai sakau, su aštresniais, tai dėl to aš ten ir stačiau tam tikras vibracijas, apsaugas pastačiau, kad šiemet be reikalo nesipjausytume. Tai sakau, šiemet, su transporto priemonėmis atsargiau, su aštriais daiktais, dūrenčiais daiktais atsargiau, žmonių labai pagalbos nesitikim, stengiamės savarankiškai, taip kartais ir patingėsim, bet nieko, palengva patys pajudėsime. Tai čia tokie, sakyčiau, iš tų tokių minusinių dalykų, tai kas susijęs su žemės energijomis, žemės vibracijomis. Dabar apie teigiamus dalykus pakalbėsiu, po to pereisim prie globalių pokyčių. Teigiami dalykai. Bus labai daug įvairių galimybių. Ir kaip jau užsiminiau, tai yra mūsų moterų metai, vėl kalbėjau apie tai, jau apie 20-uosius, 21-uosius, 22 metais, kaip sakiau, atsimenat merginos, kad galvojame, ką šnekame ir dar labiau galvojame, ką galvojame, nes norai greičiau pildysis, merginos mūsų metai. Tai dėl to, tai, kas susijęs su intuicija, su mūsų asmeniniais poreikiais, su norais, ką sukurti, ką į savo gyvenimą pritraukti, bus labai stipru ir energijos tikrai bus labai stiprios. Ir mūsų norai, visą laiką sakau, mūsų norai, visa tai yra įstatymas ir stimulas veikti. Taip, tai mūsų norai greičiau pildysis, tai dėl to labai atsargiai žiūrėkime, kokie mūsų norai iš tikrųjų yra. Ypač labai daug visokių teigiamų galimybių, čia ir vyrams, ir moteriams, labai daug teigiamų galimybių bus balandžio ir spalio mėnesiais. Taip. Bus galimybė realizuoti savo kažkokias svajonės, norus, tam, kad dar pasinaudoti, tiesiog pasikartosiu, tam, kad dar labiau pasinaudoti šitomis energijomis, tai toje vietoje daugiau praleisti laiko. Jeigu pas jūs pietvakarinėje pusėje mergaitės yra virtuvė, super, jeigu darbo vieta, super, miegamasis irgi super, galit prieš miegą arba atsibūdusios irgi pagalvoti, ko norėčiau, kaip norėčiau, ką daryti. Taip, tas energijas išnaudokite ir karts nuo karto ten dažniau palikite uždegtą šviesą. Šiaip taip pat, kai keitėsi iš 29, taip pat 29, 30, 31, keliom dienom, tiesiog ištisai laikiau ten įjungtas šviesas, kad tas energijas tikrai prisitraukti ir kad suaktyvinti tas energijas toje vietoje. Čia pietvakarius, apie pietvakarius kalbu. Bet yra aplamai mūsų moterų metai, beje, mūsų moterų šiemet žavesys labiau pasireikš per lengvumą, kreatyvumą, ir tas seksualumas ypač jisai reikšis per
tokia lengva moteriška, tokį žaismingumą, tokias, ne tokias, kad žinot, kaip būna gilios, tokias elegantiškos energijos, bet mūsų seksualumas, o tas, jisai pasireikš būtent per tai. Tai netgi nenustebkite, kad norėsit galbūt daugiau ir kažką tokio ir lengvesnį apsirengti, ten vyrus perzinti ir jausti, kad ir kažkokia ir nuotaika tokia aktyvesnė ir flirtuojant norisi labiau ir tokias šviesias energijas pateikti, taip juokas, nežinau, ten akėtėmis mirktelėjimas, pakibinimas, taip, tos energijos tokios, kaip drugeliai, šiemet sakau, merginos, tokios, kurios bus lengvos, to jos labai stipriai skleis, tokios lengvos, žaismingos, turiu omeny ne pagal elgesį, o pagal tokį charakterį, taip, ne tokios bus sunkios, tokios pavargusius, nusivoriusius, bet tokios lengvumas, žaismingumas mums šiemet tikrai atskleis dar stipresnės mūsų tas tokias gražias moteriškas savybės. Bet viena problema, kad vyrų energijoje taip pat kai kurie vyrukai, ypač tie, kurie triksteriai, taip, kaip aš sakau, atjojo, pamylėjo iš jojo, tai yra tie, kurie mergyšiai ir aplamai, tai jie irgi, žinokit, labai šiemet aktyviai kabins makaronus. Jie norės tikrai labai daugam ten prižadėti, sakiau, šiemet atsargiai su vyrais, nes jie daug gali žadėti ir mažai daryti, ypač gali galvas susukti. Tai labai atsargiai merginos su trumpalaikiais santykiais, nes galvosite bus ilgalaikiai, pasirodo trumpalaikiai. Tai kas norėsite trumpalaikį, tai prašom, bet tokios energijos šį kartą sklys ir jau sklinda palengva mūsų aplinkoje. Taip, kas dar? Norint užsidirbti daugiau pinigų, reikės šį kartą jau nelaukti, kol ateis pati sėkmė, bet reikės daugiau save pateikti, teikti informaciją, save reklamuoti. Pinigai ateis per komunikaciją, per išmintį, per dalinimąsi informaciją. Taip. Tuo pačiu metu, jeigu kažką darote, dirbate, nebijokite apie save pasakyti, pavyzdžiui, jeigu ten ne patiliukais, ten kokį ten projektą rašykite, o vadovui pasakykite, taip, vadovė, šį kartą rašau tą, ten tuo ir to užsiėmusi, stengiuosi mūsų įmonės labai, pavyzdžiui, taip, arba kars nuo karto garsiai save pagirti, kad kokia šanuolė, šiandien padariau tą ir tą, taip. Nes jeigu tylėsite tiesiog apie jūsų, tai yra tokios energijos šį kartą, kad jeigu viskas tengsitės daryti patyliukais, pinigus rautus pro jūs taip kažkaip ir praeis. Taip, jeigu jūs bandysite komunikuoti, bendrauti su žmonėmis, teikti informaciją kokybišką, prisiminkim, taip, bus informacija, reikės atskirti, nes bus daug nekokybiškos informacijos, bet svarbu yra ir kokybišką informaciją teikti, nes mes visi atsakom už savo elgesį. Tai irgi bus labai naudinga, kaip sakiau, iš neigiamos pusės, daug kas gali tiesiog gudrauti, teikdamas netikslingą informaciją ir užpešti pinigų, bet jeigu mes patys norim uždirbti, tai turėkime omeny, kad mes irgi turim teikti informaciją, kalbėti apie save, nebijoti pareklamuoti save, nebijoti klientus kažkaip tai grasiau pritraukti, taip, ir tada pinigėliai daugiau ateis. Taip, toliau, dar pasižiūrėsiu. Šie metai labai naudingi stiprinti savo pozicijas, kilti karjeros laiptais, bus labai daug šansų, kas apie tai svajojate, ypač jeigu dar užkabinsite pietinę pusę, ten galite irgi ir žvakes daugiau uždegti, skaičius pietinės pusės yra 9, tai jeigu norėsis kokias net ir 9 žvakes, arba tai, kas dalinasi iš 3, labai naudinga, ten 3 žvakes, 6 irgi pinigų zona, pinigų energija, 9 žvakes tam, tai pavyzdžiui, arba kažką tokio, tai, kas susijęs su ugnies elementu, su ugnies stichija, kas čia dar pas mus gali būti, pagrindė žvakės, raudonos spalvos kažkokie daiktai, taip, iš medžio raudonos spalvos. Tai ką galima būtų, gal kažkokie tekstiliniai kažkokie dalykai, taip, tai irgi galima ten statyti gėlės, bet augalai geriausiai, ypač jeigu turite kokius augalus, kurių lapai aštrus, toje zonoje galite pastatyti ir kurie žydi raudonai, tai ir kad tą patį kalėdinį medį, taip, lapeliai tokie aštresni, kas turite iš kalėdų prisipirkis, ten galite tą zoną statyti, nes ten irgi bus jums padės augti jūsų autoritetų. Ir dar po apačią, jeigu galite po tą gėlę arba po tomis žvakėmis padėti savo vizitinį. Labai beje naudinga, nes ir su tokia mintimi, kad šiemet norėčiau dar, kad mano autoritetas stiprėtų, kad aš augčiau, judėčiau į priekį. Taip, šitas dalykas tai tikrai bus, tik reikės, kaip sakiau, pasistengti.
Nes, kaip minėjau, kad reikės karts nuo karto kažkur savo aktyvumą tokį pateikti, nes aplinkoje bus daug tingumo. Tai vat, kas šiemet stengtis, kas judės, kas veiks, tai tie daug ką pasieks. Tie, kurie pasiduos tokiam sunkesniam vibracijom, tai šiemet matys, kad ten vaikščiau, aptingau, nieko nepasiekiau, kažkur investavau, nieko gero neišėjo, tai vat atsargiau šiais metais. Taip. Toliau, taip pat bus galimybė daugam užsidirbti ir labai greitai. Tai bus tokių galimybių žmonėm, kad tiesiog staigiai kažką pardavė, staigiai kažką ten nupirko, perpardavė, taip, tai va, arba staigiai ten kažkokį trumpai labai greitai kokį projektą padarė pinigų ir užsidirbo, labai daug bus galimybių vienkartiniam tokiam, vienkartiniam projektam, vienkartiniam pinigų tokiam paėmimui. Tai va, irgi naudinga. Greitai, va, sakau, pinigai ateis pas tuos, kurie bus apsukrus, bet kokybiškai apsukrus. Kai kurie neigiamai apsukrus gaus pinigų, kai kurie teigiamai apsukrus irgi gaus pinigų. Toliau, ypač naudinga šiais metais planuoti, dar prieisiu prie globalių pokyčių, bet va, ir su žemės vibracijomis, irgi su žemės energijomis, irgi naudinga planuoti ateičiai. Tai, ką norėtumėte. Taip, ir pagal žemės vibracijas jaučiu, kad kažkur tai netgi 7 metam į priekį galite kažką planuoti, nes va tai, jeigu jūs būsite aktyvesni, netingėsite, tai va, galite va, pasodinti jau tą sėklą, kuri jau jums neš gerovę, jau ir į ateitį ilgesniems metams. Taip, tai va tokie va mūsų šie metai ir tokie pokyčiai. Tai pasižiūrėsiu, ar kažko nepraleidau. Kažko nepraleidau. Nu, jeigu ką, po komentaruose galėsite parašyti klausimus, gal dar kada dar papildomai pateiksiu informaciją, bet lygtai kaip ir viskas. Čia apie tuos mūsų kintamus. Šitągi kasmetinius pokyčius, kurie yra mums natūralūs. To aš pasižiūrėsiu, ar kamera puikiai dirba ir tada prieisiu prie sekančios temos. Taip, dabar kita informacija, taip, apie 25-uosius. Tai yra mano asmeninė informacija, kurią aš mačiau ir pabandysiu taip pateikti paprastai, aiškiai, kad labai neišsiplėšiu. Girdėjote, kad praeitai metai buvo karminiai metai. Žmonės buvo tikrinami. Vat ir netgi apie su klientais, kai dirbau, labai sunkus buvo. 23 metai, 24 metai jūs galite pastebėti, kad jo, tai buvo sunkus etapas. Ir netgi buvo tokių klientų, kad tiesiog vyrai, stiprus vyrai, jie tiesiog graudžiai verkdavo į ragelį, nes, sakė Oksana, dar tokio nebuvo ir jau neįsivaizduojam, kaip išgyventi. Visokių situacijų buvo. Visi mes praėjom tam tikrus etapus, tai praeiti metai jie buvo tokie irgi gana nelengvi. Ir šie metai jie yra tokie labiau dvasiniai metai, tokios jau taškų ant į sudėliojimo metai. Iš numerologinės pusės informacija buvo teikiama, kad šitie metai irgi bus sunkus, bet jie bus sunkus tiem, gal girdėjote numerologų informaciją, kad jie yra vieni iš sunkesnių metų. Man teko girdėti, kadangi aš irgi gilinuosi į numerologiją, kol kas savo ir kliento malonumai profesionaliai irgi. Gal kažkada gilinsiuos ir dar labiau, bet man tos informacijos, ką aš turiu, jos ko puikiausiai pakanka, taip. Ir iš numerologinių tų žinių informacijos, tai daug kas sako, kad šie metai bus daugam sunkus. Tai paaiškinsiu, kodėl. Vyksta globalūs pokyčiai ir žmonės yra skirstomi į tam tikras grupės. Tai buvo praeitų metų informacija. Taip. Tai yra, turėjome menį, kad karminiai tie visi išbandymai ir visą kitą ir stebėjo, kaip žmonės jie elgesi tam tikrose situacijose, ką jie daro, kaip jie planuoja, kaip jie gyvena, kokios yra jų vertybės. Taip. Ir šitas etapas dar pas mus tęsiasi iki šių metų 23 dienos.
čia yra mano asmeninė informacija, aš netgi šiandien prieš filmavimą nusprendžiau dar pasiskaičiuoti iš numerologiškai ir taip, būtent šita vasario 23 iš numerologinės pusės tai yra transformacijos diena. Tai tas etapas transformacijos, tai yra, kai jau irgi dėliojami tie taškeliai ant į, bet kai tokios transformacijos dalinė pabaiga, aš nekalbu apie tai, kad mes ten perinam į vandenio erą ir ten dar kaip minimum dar keletą metų pirmin į priekį dar bus tokie pokyčiai, bet aš turiu omeny tam tikras etapas, kai žmonės skirstomi į grupės. Tuoj paaiškinsiu, kas tai yra. Pastebėjote, kad dabar pasaulyje yra priteklius ir perteklius informacijos galimybių ir pasiūla maksimali. Net ir, kadangi daugiau mane merginų žiūri, tai net pastebėjote, kad net mados srityje, taip jau anksčiau būdavo, kad kiekvienas žmogus turi daugmaž vaikščioti vienodai apsirengęs kaip ir visi, taip, ta mada, jinai taip, būdavo pagrindinė struktūra ir visi nešiodavo ten tik juodus rūbus, ten tik raudonus rūbus, dar kažką. Dabar yra daugybė variantų, daugybė pasiūlymų, daugybė visokių stilių, žodžiu, madinga ale viskas. Taip, lygiai taip pat labai stiprinamas, skatinamas individualumas visur dizaine, patiekaluose, labai daug įvairių krypčių, žmonių, požiūrių ir visa kita. Ir visa tai yra reikalinga tam buvo per šitą laikotarpį, kad žmogus atsirinktų, kas jam yra artimiausia, kas jam yra tinkamiausia, koks aš esu, kas man tinka, ką aš mėgstu, kokias mano vertybės. Taip. Ir dabar iki vasario 23, ten ta visa dar tas visas sukūris vyks. Vasario 24, čia mūsų zonoje, taip, aišku, ten, kur laikas keičia, ten plius minus viena diena, tai tiesiog švelniai, taip globaliai vyksta ta visa patikra, taip, tai būtent vasario 23, kai bus iki to laikotarpio. Žmogus turėjo apsispręsti, kas aš, kur aš, ko aš noriu, kažkas sąmoningai, kažkas nesąmoningai, taip, nes dėl to ir buvo duodama labai stipriai pasiūla, leidžiama viskas, daryk, ką nori, kalbėk, ką nori, elkis kaip nori, demokratija maksimali, taip, ir 24 dieną bus tokie, jau karminiai šiam tokie paskaičiavimai, taškų dėliojimas ant į, net ir pasižiūrėjant 24 dieną, jinai jau sueina į 8 karminį skaičių. 25 vasario bus jau tas maksimalus tas paskirstimas, nes aš tada ir atsimenu, ir praeitam video sakiau, kad 23-25 dienomis tas švelnus toksai perėjimas. Ir nuo 26 jau mes tada kiekvienas perinam į tą grupę, kuri mums yra tinkamiausia. Dabar žiūrėkite, žmonių daug, taip, ir gausis, kad mūsų taip švelniai, šiais metais paskirstys, kaip aš sakau, vegetarai prie vegetarų, medžiotojai su medžiotojais, taip, ten tie, kurie technologijom labiau linkia į technologijas, tie prie technologijų, kad ten neigiami prie neigiamų žmonių, ten degraduojantis prie degraduojančių ir taip gražiai paskirstys. Ten tų rūšių yra labai daug žmonių visokiausių, nes, kaip sakau, pagal vertybės. Ir ateinančius 10 metų tada gyvensime savo tokiose kaip vadinamose bendruomenės. Čia kalbu apie energetinės bendruomenės. Ir tada mes matysime, pastebėsime, kad mūsų aplinkoje yra daugiau žmonių, kurie mums kažko labiau tinka, bendri interesai, atsiranda daugiau žmonių. Taip mes tiesiog kaip panašus pritraukia panašų. Taip mes tokias grupelės suskirstyti būsime. Ir, kaip sakiau, žmonės, kurių vertybės yra šiek tiek aukštesnės, taip, jie pastebės, kad aplink juos atsiranda daugiau žmonių bendraminčių ir iš įvairių aplinkų pasiūlymų, kurie atitinka jų interesus, kurie atitinka jų poreikius. Tie, kurie degraduojantys žmonės, jie ir bendraus tokiais degraduojančiais, su kuriais ten bus ir peštynės konfliktai barniai. Tie, kurie ten labiau gilinsis į politinės kažkokias machinacijas, arba ten vieni į machinacijas, kiti, pavyzdžiui, politinės kažkokias galimybės, taip, jie irgi bus išskirstyti, taip. Ir tiesiog pastebėsime, kad mūsų aplinka šiek tiek pasikeitė, bet jinai atitinka
Aplinka, tai turi minį žmonės, situacijos, žinios, informacija, bet atitinkanti mūsų poreikius. Tai vat mes tiesiog gražiai gausime tai, ko mes nusipelnė. Taip, pagal mūsų vertybės, pagal mūsų vibracijas, pagal mūsų požiūrį, pagal mūsų svajonės, pagal mūsų poreikius. Taip. Ir tie, kurie dvasiškai stipresni, jiems, kam bus geresnis gyvenimas, jie truputėlį pakyla į aukštesnės tas vibracijas ir jie tiesiog gyvens taip harmoningai, matys, kad mes bendraujam, geresnis, lengvesnis gyvenimas, kažkokių problemų tokių nėra. Taip. Tie, kurie į degradaciją, kiek man rodė, tai po 5 metų jiem dar bus papildomai tie, kurie dar ar neapsisprendė, ar tie, kurie labiau į konfliktus, ar kurie ten tokių žemesnių vibracijų žmonės, kurie ten vagiliauja, ten vartoja, ten kažkokias gal draudžiamas medžiagas ar dar kažką. Nu, jie 5 metam jie bus tame sukūryje, po to 5 metų laikotarpį, per 5 metus pas juos tenai bus dar toksai kaip patikrinimas, ką kur paskirstyti, ką į aukštesnės vibracijas, ką į žemesnės vibracijas. Taip. Būtent dėl to ir buvo ta visa kovidinė situacija, kai labai stipriai mus valė. Daug įvairių pokyčių buvo, kad tie, kurie nepereina į sekantį etapą, nepereina į sekančias mūsų naujesnės vibracijas, žemės vibracijas, nes girdėjote, kad žemės vibracijos visiškai keičiasi, kyla, transformuojasi ir matuliai žemeliai irgi nelengva, jinai perina į aukštesnės vibracijas pokyčius. Taip, kai kuriems žmonėms to nebuvo skirta jo arba jie neatlaikytų, tai tiesiog juos pašalino. Matot, kiek buvo visokių tokių situacijų, kai žmonės tiesiog išeidavo iš gyvenimo, taip, per ligas, per aš gal kaip čia pateikti žodžius, kad YouTube'as manęs neužblokuotų. Per kažkokias politinės situacijas, taip, tas peštynės tarp šalių. Ir tiesiog žmonės dabar buvo dalinai valomi, tie, kurie lieka, dabar bus skirstomi. Taip. Ką daryti, kad kaip įmanoma švelniau pereiti į savo tą nišą, kuri mums bus naudinga. Ir kad nenueiti ten žemyn, kad po to 5 metus suktis, neaišku kame, kad po 5 metų dar gauti šansą 5 metam. Kas ten bus toliau, po to dar pasižiūrėsiu, nes kol kas ten dar ateitis tokia biški tokia, kaip dar iki galo nesuformuota. Mums žmonėms. Ir geriausia būtų, kad jūs šiandien patogiai įsitaisytumėte ir susidarytumėte savo tokius sąrašiukus, kokios jūsų vertybės, ką jūs mėgstat, ką jūs planuojate, kokie jūsų tikslai, taip, kam jūs esate pasiruošęs savo gyvenime, kokias svajonės turite, kokie yra jūsų vidiniai principai, taip. Nenustebkite, kad po vasario mėnesio matysite, kad kai kurie žmonės su jumis ir bendrauti nenori. Jie tiesiog atsisijoja ir dabar galbūt net pastebėsite, kad kažkas jau daug kas sako, kad su giminaičiais nebenorim bendrauti, ten nebenorim. Beje, brandesnės sielos, aukštesnės sielos, brandesnės, turiu minį ne pagal amžių dabartinį, o pagal sielos amžių, taip, ir kurios turi aukštesnės vibracijas, mes tokius šitos etapus praeiname šiek tiek anksčiau negu dauguma žmonių, todėl kad mes taip išgyvenam, praeinam, susidėliojam, žinom, užsigrūdinam, suvokiam, kame yra situacija ir tada galime vesti kitus. Nes šiaip kad mes kartu visi ten, taip, mes ir praeinam visi kartu, bet kad nebūtų to pasimetimo. Aš pastebėjau, kad brandesnės sielos visus pokyčius išgyvena šiek tiek anksčiau negu standartinė masė žmonių. Taip, tie, kurie dvasiškai, turim nebrandesnį, tie, kurie dvasiškai, dvasiniai mokytojai, tie, kurie paskyrė savo gyvenimą, būtent žmonėms, tai yra stiprus parapsichologai, dvasininkai, dėl religijos nežinau, ten nesigilinau, dabar ten žiūrėti nenoriu šitam pusėm, kad nenueičiau į kitą informaciją, taip. Ir tie, kurie, taip vadinami žmonės, kurie veda iš paskos savęs kitus per savo išmintį, per savo patirtį, brandesnės sielos, ten gilesni, profesionalesni astrologai, numerologai, dirbantys su energijomis, energoterapeutai, gidovai, ekstrasensai, parapsichologai, taip mes tą pagrindė išgyvename jau anksčiau, stipresnės asmenybės šiek tiek išgyvena anksčiau visą tą etapą. Ir po to jau, kai jisai įvyksta, tada jau mes padedam kitiem tenai praeiti. Dabar dėl tų grupių nebus taip, kad pavyzdžiui, jeigu jūs pasirenkate
dvasingą gyvenimą, kad jūs nesusidursite su tais, kurie, kaip sakoma, gyvena galbūt šiek tiek tokiam žemesniam lygyje. Taip, gali būti tokiu momentu, kad pavyzdžiui, jūs ir jūsų kaimynas gyvenate skirtingose zonose, taip, sakysime, energetinėse bendruomenėse, taip, kad pagal savo lygį, taip, bet pas jūs gali būti viskas harmoninga, pas kaimyną gali būti nuolat problemos, ten jiems nesiseka, jiems ten nesigauna, ten kažkas tai tokio, kaip sakoma, savo sultise verda, taip, bet tai nereiškia, kad jūs su juo nesusidursit. Jūs tą informaciją matysite, jūs matysite, kad kažkur aplinkoje kažkas įvyko, bet jūsų aplinkoje to nebus. Pavyzdžiui, kažkur ten žemės drebėjimas įvyko ir žmonės ten pakliuvo, nes tie, kurie norėjo ten, kuriem ten apie tai gilinosi, kalba, ten visas vibracijos, tai viską bijo, ten nuolat bijo, tai ir pakliuvinės tokios situacijos, kurie ten stiprės ir nuolat paklius į kažkokias problemas. O jūs matysite, kad jums ten keista, sako, jiems ten viskas blogai, mums čia viskas gerai, taip. Arba atvirkščiai, kad kitiems viskas gerai, o jūs jausite, kad man čia kažkodėl man viskas blogai. Tai būtų gerai, kad jūs tikrai padarytumėte tuos namų darbus ir tikrai pasidėliotumėte, kokios mano vertybės, ką aš esu nusiteikusi daryti ir aplamai kokį gyvenimą norėčiau gyventi. Tai va, ir jeigu, pavyzdžiui, kaip minėjau, su giminaičiais, jeigu, pavyzdžiui, giminaičiai ir jūs esate skirtingose, taip sakysime, stovyklose, taip, tai matysite, kad su jais kažkaip mažiau bendrauja. Draugai gali atsisijoti. Taip, karts nuo karto pabendrausit, bet galvosite, apie ką jis šneka, kažkaip keista, pas mane to nėra. Keista, kažko žmogus skundžiasi, nes, pas mane to nėra. Arba keista, jam nuolat sekasi, o man mažiau sekasi. Jis ten kažką lengvai padarė, gavo, o aš ten sunkiau turiu kažką daryti, kad gaučiau. Tai tokius skirtumus tikrai pastebėsim, bet mes gyvensime daugmaž bendrame laike, bendroje, taip sakysime, aplinkoje, bet savo tam tikrose zonose. Tai beje, dvasiškai stiprus žmonės, energetiškai stiprus žmonės, tie, kurie, kaip sakiau, tie iš parapsichologų, ekstrasensų stiprių, numerologų, astrologų, chiromantų, tarologų, kurie stiprus, taip, brandžios asmenybės, brandžios sielos. Mes liesime, mes matysime visas rytis, kadangi tai yra žmonės, kuriem yra skirti būti tokiais kaip mokytojais, pagalbininkais, kad padėt kitiems žmonėms orientuoti šią aplinkoje. Tai čia yra tokia žmonių paskirtis, kurie skirti tam, kad jie padėtų kitiems žmonėms praeiti tą etapą. Bet čia aš kalbu apie tuos stipriuosius, kurie jau gimė čia tam, kad padėtų kitiems ir kurie savo gyvenimą pašventė tam, kad suteiktų pagalbą, žinias, informaciją kitiems šituo periodu. Tai tokie specialistai mes, aš tame tarpe mes matysime visas grupės ir pas mus kreipsis iš įvairių zonų žmonės, taip, kuriems galėsime suteikti pagalbą. Taip, tai čia tiesiog pas mus truputėlį bus kitaip truputėlį negu kad pas standartinius žmonės. Tai tą turiu pasakyti. Taip, kas dar? Ir pastebėjote galbūt, kad pastaruoju metu ypač labai daug įvairios informacijos, įvairių kažkokių išbandymų, įvairių teorijų, įvairių krypčių. Visa tai yra skirta tam, kad jūs atsirinktumėte. Taip, kas jūs, kur jūs einate, kas jums yra svarbu. Ir yra dar laiko, aš pasistengsiu šitą video įkrauti kaip įmanoma greičiau, kad gautumėte kaip įmanoma greičiau tą informaciją, kad iki 23 tikrai jūs ją pasiektumėte, matytumėte tą video. Kas truputėlį vėliau irgi nebėda, turėsite galimybę šiek tiek pasitempti, bet tada aktyviau namų darbus padarykite ir galbūt jausti, kad dar kažkaip šleifas eina. Sakysime, situacijų, kad dar biški kažkur kažką praplėšt turiu, kažkaip tai kažkur kažką pabaigt kuriu, bet matysite, kad palengva išeisite. Būtent dėl to, mano klientai žino, kad kai į ateitį žiūrim, daug kas kreipiasi, Oksana, pasižiūrėkime ateitį, ten metam, 2, 3, siūlau kol kas, sakau, praeitais metais iš viso siūliau, kad tik tai, bent jau metam į priekį pažiūrėtumėm, nes sakau, labai daug kas keičiasi, labai daug kas formuojasi, kokiem ten 5 metam, sakau, kol kas nežiūrim, nes dar neaišku, kurioje srityje jūs būsite, taip, nes ateitis buvo dar nesuformuota,
dabar tai irgi, vat kokiem 2 metam, dar taip atsargiau žiūriu, 3 metam į ateitį, bet jau nuo 25-ųjų jau sakau, jau vat, kai susidėlios energijos, tai sakau, jau galima bus drąsiau žiūrėti, nes tada jau matysiu jau, kaip jau žmonėms susiformavo va, ta jų ateitis ir jinai jau bus tokia šiek tiek stabilesnė, nes dabar jinai yra, nu, tokia vat nestabili, ten labai daug situacijų, labai daug įvykių. Dėl to labai toli, net jeigu jums kažkas siūlo žiūrėti, vat, ateitį ten 10 metų į priekį ir ypač nepatyręs dar specialistas, tai gal geriau nežiūrėkite. Tiesiog paimkite pusmetį, paimkite kelis mėnesius arba iš viso padarykite pertraukėlę, kol kas nežiūrėkite. Beje, kas jau darėte kokius būrimus pas tokius ne visai patyrusius specialistus, kurie tik tai vat, po porą, 3 metus, 5 metus ten užsijama ten tą pačią tarologiją. Jeigu taip, kalbu labiau apie tarologiją, taip, nes, gerai, apie tarologiją pasakysiu. Tai vat, irgi pasižiūrėkite iš naujo tą ateitį, nes kai kurie įvykiai jau gali neišsipildyti. Kurie pas specialistus, jau kurie tikrai žinote, kad tas žmogus, jisai tvirtai stovi ant kojų, jisai žino, apie ką kalba, jisai daug metų to užsijama. Tai vat, tada jau irgi būtų gal kas naudinga dar pasitikrinti po vasario mėnesio, nuo kovo mėnesio pavasarį, kaip susiformuos dabar naujai šviežiai informacija, bet tie pagrindiniai taškai vis tiek turėtų išlikti. Nenustepsiu, jeigu pas daugelį žmonių, vat įdomu būtų vat, pasikalbėti šiek tiek su kolegomis, vat, chiromantais, taip, vat, tie, kurie dirba ir netgi su fenotipologijais, vat, būtų įdomu pasikalbėti, pabendrauti. Nenustepsiu, jeigu pas daugelį žmonių netgi keisis linijos rankose, veido šiek tiek struktūra, ten raukšlytės, ten šiek tiek formas keisis, nes vis tiek visą tai susijęs su ateitimi, su paskirtimi ir vat, ten tos zonos gali šiek tiek vat, keistis. Tai vat, kas jeigu užsiemate to dalyko, tai vat būtų įdomu, jeigu jūs į tą atkreiptumėte dėmesį ir nenustepkite, jeigu jūs tikrai pamatysite, kad netgi kažkokios linijos pabiški koreguojasi, buvo nuotrauka, pavyzdžiui, vienokia rankos, po to pažiūrėsite po kiek laiko, kad kažkiek tai kažkas pasikeitė. Tai va tokia vat, informacija apie mūsų 25-uosius ir netgi šiek tiek tolėliau. Toj minutėlę noriu peržiūrėti, gal dar kažką norėsiu pasidalinti. Jeigu kas, tai darysiu vis tiek dar temas, jos dažnai būna taip intuityviai pasireiškia, jaučiu, vat vaikšto ir jaučiu, kad vat, sukasi viduje temos, kurios prašosi būti nufilmuojamas, kažkokie klausimai sukasi, tai vat, tikrai peržiūrėsim. Kam norisi giliau individualiai, tai mes bet kada galėsim individualiai pasižiūrėti individualiai jūsų ateitį, bet kol kas, kaip sakiau, namų darbus galite padaryti. Šiandieniniai namų darbai. Ir sakau dažnai, kad mano klientai jau žino ir merginos retrytuose ir paskaitose, kai vedu paskaitas, sakau, merginos bus namų darbai. Dėl globalių šitų vat, pokyčių, taip, pasirašykite, pasidėliokite, vertybės. Pas mane irgi, va tame telefone, irgi mano sąrašas, mano asmeninių vertybių, kuriuo aš laikausi ir kurių nereikalauju iš kitų, bet vat, pasižiūrė, ar žmogus turi tas vertybės. Pavyzdžiui, kaip atsakomybės, sąžiningumas, automatiškai man nekomfortiška bendrauti su žmonėmis, kurie yra neatsakingi ir nesąžiningi, nes pas mane tai yra mano vertybės. Taip? Tai va, ir ten daug kitų vertybių. Ir va, tiesiog būtų gerai, kad susirašytumėt planus, susidėliotumėt planus, galite susiformuoti koliažus iki to laiko tarpo, galite, va, mes darėme su merginomis irgi norų knygas, taip, irgi rašėme, krovėme, dėliojame. Aš galvoju, gal šiemet, gal reikės padaryti tokias kaip paskaitėlės, irgi labai gerai yra susidėlioti tos vadinamos gyvenimo knygos, taip, kad būtų jūsų ir pačių kryptis, kur jūs einate, ką jūs norite, ką jūs siekiate, taip, tai va tokius dalykus pasidarykite, sąrašus pasidarykite, ko jūs norite. Aišku, tai yra skirta ne tik tam, kad jūs parašėte ir nieko nedarote, tai yra skirta tam, kad jūs matytumėte, kur jūs einat, kur yra jūsų poreikiai nukreipti, taip, ir kad palengva žingsniuotumėte tą pusę. Bet tokia vizualinė informacija, kaip koliažai, kaip gyvenimo knygos, taip, sąrašai, jie yra dar naudingi tuo, kad jūs ir visatai parodote, kad mylėjo,
aš einu ten. Mano noras toks. Vat, būkit geri, padėkit, sukurkite man sąlygas, taip, aš ir pati stengsiuosi tas sąlygas irgi dar pati savo susikurti, bet ir tuo pačiu metu dar tuo keliu eiti, taip, kad aš neprieštarauju pati savo ir aš einu tuo keliu. Tai va tą dalyką būtų gerai padaryti. Beje, prieš 23 galite ir namučius susitvarkyti, labai naudinga būtų. Labai naudingo tom dienom. Peržiūrėkite senus daiktus, nereikalingus daiktus. Beje, va, dar nepasakiau, tikiuosi, nes nematau, kiek laiko trunka dabar video, tikiuosi atminties telefone užteks, nes aš dabar kitą kamerą filmuoju, tikiuosi bus geresnė kokybė. Tai gal užteks to laiko. Nenustebkite. Jeigu pradės šiek tiek gesti daiktai, technologijos, nes senos energijos, kai mes periname naują lygį, taip, senos energijos, seni daiktai, jie jau jūsų vibracijų, nes jūsų vibracijos irgi šiek tiek keičiasi, jie jau neatlaikys. Ir bus taip, kad kažkur kažkas dušta, kažkur kažkas lūžta, kažkur kažkas genda. Pas mus tai iš viso teko ir lygintuvą pakeisti, nes įjungus lygintuvą saugiklius visam name išmuždavo ir arbatinukas sustrika. Nu, vat viskas va tiesiog, kad stiklinės vyrui irgi dužo, ten iš indaplovės vis kažką sudužusi, kažką traukiam, taip, nes neatlaiko daiktai pokyčių. Bet pas mane asmeniškai tai būdavo, kad lemputės perdegdavo. Dabar visur lėdinės, jos dar atlaiko, bet anksčiau tai būdavo tik kažką pakeičiu, kažkokias vibracijas, iškart lemputės perdega, visur lemputės. Nu, dabar pastebėjau, kad šitągi automobilio pulteliuose nuolat reikia papildyti, ta prasme, pakeisti elementus, jau vyrui nežinau kaip paduoti, nes nuolat išsikrauna, technologijas neatlaiko. Tai yra normalu, tai nėra kažkokie tai užkalbėjimai, nužiūrėjimai, tai tiesiog eina pokyčiai vibracijų ir seni daiktai neatlaiko. Ir jūs patys galite jausti, netgi perėję naujus metus, tos naujus metus tai yra nauja tą mūsų etapą, kad jūs norisi kažką pakeisti aplamai namuočiuose, remontą padaryti, bet dar kartą užkabinsiu, atsargiau su tom zonom, apie kurias kalbėjau, nes galite šiek tiek išjudinti neigiamas energijas, tada sudėtingiau bus ten problemas, įsipjovimai, ten kažkokie konfliktai, barniai, nesutarimai, tai va ten su tom zonom atsargiau, bet tiesiog jausite, kad kažkaip norisi savo gyvenimą keisti, norisi iš vis kažko atsisakyti, norisi baldus pakeisti, norisi sienas perdažyti, norisi vat kažką atsinaujinti. Tai yra normalu, atsinaujinimas yra normalu, nes mūsų energijos atsinaujina, taip, tai lygiai taip pat ir daiktai aplinkoje, jie atsinaujins. Žmonės irgi gali nuo jūsų atsitraukti, draugai, apie tai kalbėjau jau, draugai pažįstami, jie irgi gali atsitraukti, tikrai nesilaikykite už senų kontaktų, nes jūs galite būti jau skirtingose stovyklose, taip sakant, kaip pasakiau tą žodį stovyklos, taip ir panaudosiu. Taip, kad nenustebkite tikrai, jeigu ar pastebėjote, kad jau genda, ar matysite, kad genda, tiesiog atėjo laikas atsinaujinti. Finansų tam bus. Tikrai nepergyvenkit. Pinigų bus, pinigai tai yra tik energija mūsų komfortui, kad mes galėtumėm realizuoti save, gal kada apie pinigų energiją irgi pakalbėsiu, gal kokią temą užkabinsiu apie pinigus, jeigu bus įdomu. Tai va, rašykit, galėsiu užkabinti, kai turėsiu tam įkvėpimą, laiko ir norą. Tai va, ir tikrai sakau, nepergyvenkit, matysite, kad ir rūbai kažkokie sensta, ir kosmetika, mergaitės ir kosmetika, pamatysite, atrodytų, turėtų būti dar galiojimas geras, bet jūs jausite, net aš šiandien, pavyzdžiui, irgi įkvėpiau, jaučiu, atrodytų, dar galėjo veikti priemonė, bet ne, jau viskas. Teks atsisakyti, taip. Tai va, reikės kažką naują įsigyti, nes, sakau, daiktai, jie irgi keičia vibracijos, yra naują gyvenimą, yra naują etapą, mes eisime jau su naujom energijom. Tai va, netgi galite pajusti, kad ir stilius keičiasi, ir poreikis keičiasi, skonis keičiasi, tiesą dar nepasakiau, bet čia irgi prie globalių. Stebėjote, kad ir laiko pojūtis keičiasi. Ten, sakau, čia aišku, jau ne apie tą mano asmeninį informaciją, bet jūs jau pilnumai girdėjote, čia mes periname tą tokią aukštesnę vibraciją. Tas mūsų ir vandenio eros etapas, kai ir laikas keičiasi, ir vertybės keičiasi, ir kūnas beje dabar irgi adaptuosis prie naujų, ir jau adaptuojasi palengva prie naujų vibracijų. Tai dėl to galite pastebėti, kad pasikeitė skoniai, pasikeitė poreikiai, pasikeitė
poreikis miego, jeigu buvote pelėda, norisi tapti, jau jaučiate, kad kažkaip tai norisi ir anksčiau jau keltis, taip, arba atvirkščiai norisi daugiau miegoti, neužmirškime, kad valandų kiekis pas mus yra sumažėjus, jau nebe 24 valandos, bet aš energetiškai jaučiu, kad yra kažkur 20 valandų dabar per parą pagal mūsų tą ankstesnį poreikį. Daug kas kalba, kad yra 18 ir gali dar netgi laiką susitraukti iki 16 valandų per parą, mūsų tas pojutiminis. Taip, tai dėl to neužmirškime, kad kūnas tai pripratęs 8 valandas miegoti, o dabar pagal mūsų laikrodžių sukimas jisai miega mažiau, tai dėl to daugelis iš jūsų galite jausti, kad irgi ir miegų čia daugiau norisi, kažkaip tai dieną visą vaikštate apsnūdę. Tiesiog stebėkite ir savo kūną, duokite galimybę ir pailsėti, nepervarkit, neapsikraukit per daug, nes reikalinga adaptacija kūnui prie naujų vibracijų. Pastebėsite, kad, sakau, skonio poreikiai kitokie, galbūt kažkokių produktų nebenorite, arba atvirkščiai grįžtate prie kažkokių kitokių produktų, kuriuos kažkada tai atsisakėte valgyti. Taip. Kas dar. Netgi tie, kurie, pavyzdžiui, maitinosi vien tik tai vegetariško maisto, aš nenustepsiu, jeigu jiems dabar biškai įsižeminimui kils noras netgi ir kažką tokio baltyminio daugiau suvalgyti, taip, netgi ir gal kažkokių mėsiškų patiekalų, nes, kūnas, sakau, kūnui reikia adaptacijos. Tai va, tai irgi turėkite omeny. Gali kilti prisiminimai, dar daugam. Iš vaikystės, ten tie karminiai mazgai atsiriša, tie, kurie buvo praeitam gyvenimą, kad mes su savim neneštumėm, tai būna kažkokie prisiminimai, kažkokios nuoskaudos, kurias mes turėtumėm pamatyti jau kitų rakursų, ten tie karminiai mazgai atsiriša ir tada perinam jau į naujus etapus. Dėl to yra labai naudinga daryti visokius energetinius valymus. Dabar šitas etapas. Ir po šitągi, po vasario mėnesio, pavasarį bus labai naudinga perėjusi naujas vibracijas, irgi tai, kas sena, kad išeitų, taip, energetinės praktikos, namų, energetinis valymas, visa tai yra labai naudinga. Tiesiog ir prieš, kaip sakiau, prieš 23 dieną būtų puiku, kad irgi apsivalytumėt, susitvarkytumėt, senus kažkokius nereikalingus daiktus jau pašalintumėt, jokių būdų ten, kad nebūtų kažkokių senų nereikalingų sandėliuose, ten stiklainių, dar kažką dažniau pertikrinkite, peržiūrėkite, kad nenešti to viso į naują gyvenimą ir kad tai netemptų žemyn paprasčiausiai. Tai va, tai manau šiandien tiek, tikiuosi mano telefoniukas, užteko mano telefone minties, taip, tai va pasistengsiu, kaip įmanoma greičiau visą tai įkelti į YouTube ir į Facebook, pasidalinti Facebook ir Instagram'e, pagrindė 3 platformas, per kurias aš dalinuosi. Taip, tai YouTube kanalas, video, Facebookas ir Instagramas. Tai Instagram'e ir Facebook'e viskas stengiuosi dalintis, dėti Instagram'e šiek tiek patogiau. Tai kas nenorite praleisti visokių tokių informacijos, afirmacijų, ten skelbimų, ten dėl moteriškų ratų, ten dėl paskaitėlių, paskaitų, dėl mokymų, tai būtų gerai, kad tikrai užsiprenumeruotumėte ir mes tada judėsime į priekį, taip. Tai va, jeigu kokie klausimai bus, rašykite pačioje, dar kurį laiką stebėsiu. Ir ateityje dar žiūrėsime ir kitas temas, taip kad tikiuosi šiandien nepavargot nuo informacijos rauto. Ir tikrai naudokitės vardan jūsų gerovės, vardan to, kad maksimaliai švelniau pereitumėte į naujus etapus ir maksimaliai gerų daug dalykų paimtumėte iš šitų 25 metų. Ten po to mes ateityje dar bendrausime, paliesime ir kitas temas, tikrai įdomias temas. Manau, kad irgi bus įdomu ir apie gėles pasižiūrėti. Taip, atrodo paprasta, kad čia galime apie gėles kalbėti, bet ten daug labai irgi informacijos. Tai va, irgi galite rašyti klausimus. Mačiau, merginos rašo klausimus asmeninius. Asmeninius mergaitės viešai klausimus neatsakinėsiu, čia reikalinga jau individuali konsultacija. Nes aš dėl to ir dirbu individualiai, kokybiškai su žmonėmis, kad maksimumą gautumėt. Viešai rašykite tuos klausimus bendrus, kurie būtų įdomesni daugeliu žmonių. Ne jums vienai, o daugeliu žmonių. Tai tuos individualius klausimus, merginos, nepykit, bet aš juos ignoruosiu.
į juos neatsakinėsiu, o individualiai mes galime viską pažiūrėti. Tai va, visi kontaktai, kas norėsite individualiai kažkokios informacijos, tai yra po video, taip, ir galėsite susisiekti individualiai konsultaciją, mes ramiai viską susižiūrėsime ir jeigu reikės energetinius kokius valymus, tikrai padarysim. Na kągi, o šiandien tiek ir iki kitą kartą. Tikiuosi video pasikraus, viskas bus gerai, nes šiandien buvo tikrai daug visokių trukdžių, kad aš pradėčiau šitą video filmuoti, nes kai dalinamas vieningi specialistai jau žino, profesionalai žino, kad kai tik pradedame dalintis gilesnė informacija, iš karto toks išsijudinimas eina aplinkinėse energijos ir atsiranda visokių keblumų, kad tik tai būtų sudėtingiau tą informaciją pasidalinti, bet tikiuosi viskas susirašė. Na kągi, šiandien tiek ir iki kito karto. Su jumis buvo Oksana Serafim ir kol kas ate.